Arūnai. Labą dieną, labą dieną. Vitalijau. Žmonių daugėja. Laukit. Na štai. Tuojaus kažkaip reikia išdėdyti. Nu, kur mūsų Vitalijus? A kur mano veidas? Labas, 100 metų, broli mielas. Broli, ar tu įsivaizduoji, dar tik dabar iš Mongolijos, kur meškerytė sudėtos atidarinėjau dėžę. Tai aš toj parodysiu, pasėmiau dėžę, tas pats irgi niekas nejudinta. Tai išėmsim, kur dabar tas Vitalijus, kaip dabar išdėti šitus langus. Aš tai žalias, manęs neklausk. Tai yra žalias. Aš prisižvengiau tas porą minučių, tai negaliu. Konkrečiai, iki apsimyžimo. Nu, tai susirinkom gerai laiko praleisti, tuoj bus viskas tvarkoj. Tuoj ateis čia kokis Vitalijus, jis čia hakeris, prijungsim, jis sujungs viską. Dar reikia jo tik sulaukti. Gal dabar vėgėliai užkybo. Gal nušovė kas? Gerus kaimynus turi, gal ir žinai. Arba jo tas trifazis užtrumpino. Dūminė priedanga gera. Aiktų, kur tu šitokį kempą rūkytai proto reikia? Oi, prisižvengiau, dar iki dabar tą pilvą skauda, negaliu. Aš jau žinau, kai paskelbiau, kad darysiu live ir kad tu būsi, labas Linut, negalvojau, kad tai viskas nuveis, kai pradėjo dalintis būdas sportinės žūklės federacija, tau galvojau, krausiuosi balaikas ir važiuosiu pas tave į Jonavą. Tai aš mačiau, kad ten žmonių normaliai pasidalino. Tai dabar padarysim čia live, o paskui padarysim tau kokią laidą. Oi, blemba, negaliu, dar pilvas skauda. Tai drambliausų mažiau valgy. Apie tos drambliaus kiek ragas, karočią. Dar svarbiausia, prieš kelias dienas valgiau. Rimtai? Nu. Nes aš jau tau norėjau skambyti, sakyti, davai paimam staliuką ten, kur drambliausys, atsivežu dėžės balaikas, gi čia žieminė, tai ne vasarinė įranga. Ir padarysim ten live. Aš jau net vairuotoją buvau radęs. Ir būtų gerą reklamą čia burikinėje. Tu, kai užeisi kitą kartą tų dramblio ausų, tai tu ten pakalbėk, kad sakyk, norim padarytum reklamą. Tada padarysim ten susitikimą. Tai padarys dar didesnės. Vitalijau, kaip dabar čia ką daryti? Spaudžiu ant Vitalijaus, tada čia kažkokių būdavo. Žiūrėk. Dabar Vitalijus čia galės viską daryti, jeigu aš neklystu. Nes jau už tokią buvo modą. Kokią tau modą? Man tik modos gali būti su mano sugyvenimu. Žinai ką, Koska, turiu, čia tarp taurių turėjau vieną balaiką va šitą. Tai aš ją įdėjau, kad čia šiandien kažkas ją laimės. Čia ta gera Michėjevska. Bet aš dėžiai turiu dar vieną balaiką ir tarp taurių pakeiš šitą jinai. Tu turbūt žinai, apie kokią kalbu. Apie mano. Bet varysim į Ameriką, jinai vis tiek dėžiai bus, nu kaip visus čiampus. Į dar legendinę avižėlę. Avižėlė šitą? Jo. Gal ir gera, žinok. Jų yra tai keletą padaryta ir mums atsiuntė su Deiviu. Aš žinau. Užtat niekada jinai nematys vandenio pas mane. Tai kur tas Vitalijus? Čia tiek aš gal pridaręs, kad jį net padarius moderatorium jau nieks netrenka galvų. Nesakau, gal
Užkybo ant keisiant sumetę su dugniniu 3 kokias. 3. Ant visų 3 užkybo. Aha, plaukiantis rastas nunešė 3 ir jį. Oi, Koskela, kaip smagu girdėt, ta vasara tokia bėgime, dabar jau visi pradeda už žiemą po biškio. Jo, dabar toks laikas, žinai, ne ant ledo, ne ant vandens, karočią. Bet vanduo atšalęs pilnai, žinok. Buvau, čia kai buvo savaitgalį to biškį minuso, tai Jiezno ežeras visas po plonu leduku buvo. Taigi aš važiavau pro Jiezną kaip tik upėtkių gaudyti. Į Dzūkišką. Ai, nu. Tai pilnai buvo šalės, atvažiavom prie Dzūkiško, tai pusė buvo. Užšalę. Nieko padaryt, sako. Daryk instrukciją tada. Ar mum atsijungti ir kažkaip kitaip susijungti. Labas, Julita. O, Svetlana. Labas, šeimos narė. Ką jis negali padaryti ten mūsų veidelių paturbinti? Per didelis nukiai ir mažie kratai. Būčiau ką tik iš Mongolijos į Tilpčio, dabar biškai atsigavęs. Sako, būčiau po Mongolijos Tilpčiau. Atsimeni arklį ir baranus. Negaliu. Ar visas funkcijas davei? Nu dar bandau, Vitalijau, bet kaip čia padaryti? Ne, palauk. O, tai kompiuteristas, tai vyruoti. Žymėti. Pažymėjai, kad gerai. Ką aš čia pažymėjau? Žymėjimas kažkoks yra. Tvarkyti prieigą. Viską žalia. Nu, dar va vieną komentarai su žvaigždute. Čia visus gal reikia pereiti. Palauk, aš nežinau, kad tiek yra. Nu, dabar lyg viskas gerai. Ar negerai, Vitalijau, dar? Mum instrukcijos reikia būti tokie kieti kompiuteristai. O, jau čia kažką visai daro. Mano veidą bando įtalpinti, nes atsigavęs po Mongolijos. Svieta jis jau norėtų avienos pavalgyti su arklieną. Kažką man rašo įjungti. Spaudžiu įjungti. O, įsaugoti. Čia žinok bankinį pavedimą. O, čia žinok tavo banko kodą vainiungė. Tai dabar bus raganai. Gerai viskas. Po darbų, Koska. Žinai, kad jo. Laikas į pensiją tam daugiau. Sakai? Taigi būtų žuvim ragas. Žuvim ragas, sakai, o tai žinai, kas dar stabdo žvejybą, teisės ar ne? Ai, jo. Ai, dabar žinai, ką nusipirkau dviratį. Galvau, sakysi teisės. Per žiemą. Vitalikai, tu mūsų šio vakaro herojus. Žiūrėk, žandai atsigavę po Mongolijos jau. Atsigavę, aš sakau, jau laikas grįžtant. Aš žinai, ką aš atsimeniau, kad mes tuos ikrus virtuviai kepėm dar. Gerai, išgelbėjo mane ten nuo mirties. Nu, tai va dabar čia bus jau ir klausimų, manau, visko. Šeryklų turiu prisidėjęs, visą įrangą parvažiavus. Aš tai pasižiūrėjau dar va nuo Mongolijos, viskas sudėliota. Tai ir mano tai pačikos, va. Nu. Niekas neišimta avižos grankulkės, nu kad... Geras ir. Tik avižas biškai pasitvarkiau, nes negaliu žiūrėti. Koskar grįš į aikštelę. Jo, grįš Amerikoje, jums užteksiu, tikrai. Tikrai, jo, grįšiu. Tikrai užteksim jo Amerikoje.
Bet čia gal apie šokių aikštelę jis dar klausė, aš nežinau. Tomas nori man revanšą padėti, aš jam daviau 2 šansus Lietuvoje ir Mongolijoje, bet nepavyko jam. Nori, kad dar išbėgčiau į 3 kartą, žinai, 3 kartas nemeluoja. Tai jis vadinasi prašosi viena vieta žemiau būt. Jo. Vis tą baltą piršnį man meta, bet kažkaip tai, žinai. Aikt. Ar matai, kaip jis nešnapsas, kad negerė buvo atsikėlęs? Tomai, kiek ten laipsnių buvo, kad tai buvai susiraukęs? Tomai, bandyt galima ilgai, bet mes tau, kad tu bandytai, tai dar kartą žurnalą atvešim, pats žinai, apie kokį kalbam. Oi, tai visą tą žurnalą kolekciją. Klausimą. Rinktiniai gaudys Modestėlis mūsų, Deivis, aš, Leonas, Mindaugas Ieška ir Gediminas Cironka. Planas toks. Kosta kaip sielas visada paskutinis kartas. Ne. Kaip sakau, Bachūras pasakė, Bachūras padarė. Tai ko sklaisim pas mane prie sektoriaus, ne? Žiūrėsim, susidėliosim. Prie stalo. Gerai, prie temos. Tai ką, tema sportinė polinė žūklė. Svečias mūsų pasaulio čempionas Arūnas Koska. Ir ką, jie prasideda avižėlės, miškerėlės, dėžės, pilnas visas inventorius. Sargelių įvairovė. Na, aišku, gaudimo taktikos, pabandysim gal atsakyti į klausimus, kuriuos užduosit. Tai pradėsiu gal, tuo jau perjungsiu kamerą savo. Taip, apsuku kamerą. Ne taip čia paprasta, kiek suprantu. Reikėjo pasikviesti kokį hakerį, kad padėtų. O, perjungiu. Taigi, čia iš mano eilinį kartą sandėliuko turime iš inventoriaus krepšiukai. Vienas krepšiukas, į kurį dedam žuvį, kitas krepšiukas nešiotis šėryklai pašarui. Čia ganėtinai paprasti, galėsiu paskui iš arčiau aprodyti. Turiu 2 grąžtus. Senukas Mora, šitas grąžtas buvo baltas, bet Estijoje berods nučiupau Suomio grąžtą, tai biškį barė, tai Rolfo paprašiau, kad kitas spalva nudažytų. Šitą grąžtą turiu nuo 2010 metų, 2011 metais jau jis buvo pirmą kartą su manim pasaulio čempionate. Turim matilinę, kurią deduosi ant kaklo, da mongoliškų matilių yra, nes dėžė buvo nejudinta po Mongolijos. Ja kabinuosi ant kaklo, joje laikau matilius, kad būtų patogiau, matrioškos. Na ir mūsų brolio Deivido Račkausko padaryta dėžė. Tokias turim visa komanda, visos vienodos su pavardėm. Ženkliukas, kad pagamino pasaulio čempionas. Atidarom vidų. Vidus dabar tuščias, skyrelis susidėti desniem daiktam, skyrelis meškerytėms. Priekinis skyrius yra susidėti žuvį, dar iš Mongolijos maišiukas likęs, kadangi man ten taip ėmė, tai liko. Šerių prikrytę. Rankšluostis ir dėžė šitą padaryta todėl gerai, kad dedant maišiuką išsiima žiedas, čia stovi magnetėliai. Įdedat maišiuką, prilipo, laiko maišiuką, nenukrenta. Ir manau, vienas svarbiausių dalykų poliniai žūklei sportiniai tai yra ankeliai. Šie ankeliai ukrainiečių gamybos, minkšti, stori, nepaskausta kojos. Na ir dar čia turiu kates. Katės užtikrintos, kad neslystų su spygliais. Toliau. Valai. Valus naudojom Kolmiko, Stream,
Šitas laivas iš vis, niekas nieko neklauskit, parduoti nieko neturiu. Galiu nukreipti nebent kažką kažkiek, bet tikrai neprekiaunu tokiais daiktais. Toliau turime. Neturėsiu tikrai absoliučiai nieko, ką rodau, neturėsiu nieko pardavime. Galėsiu nukreipti galbūt pas Deividą, pas Modestą kažkiek. Tiesiog rodau inventorių, kurį mes naudojam, pardavime tikrai neturėsiu nieko. Dėžutė, kalorės dėžutė, dovanų davė, puikiai tinka susidėti sargeliam. Sargeliai susideda per ilgį. Sargelių yra kokių čia 5 gamintojų skirtingų. Dėžutė su avižėlėm. Avižėlių gama labai įvairi. Taip, palenksime žemyn. Yra viena dėžutė, kur naudoju avižos nuo pačių mažiausių, nuo 1,8 mm, eina iki 3 mm šitą dėžutę, čia Lietuvos čempionate naudoju. Kita dėžutė, dauguma avižų, visos šitos auksinės yra Minailenkos. To žmogaus jau gyvo nėra, kuris gamindavo šitas avižas. Ir tada turime dar vieną dėžutę, kurioje yra didesnės avižos. Pernai mes jų įsigijome Mongolijoje, yra iš Tulos gamyklos. Šitų avižų turbūt daugiau nebus progos niekada įsigyti. Įvairios šėryklos yra sunkios, atsidaro lengvai, mechanizmai gerai suvesti, yra 3 dydžiai skirtingi ir Deividukas parūpinęs mum kašį kauką reikalas, gaudant baltą žuvį. Tamas Valas. Jo, čia jau kai reikalas Tomas Valas. Na ir kaip ir viskas tokie dalykai, o dabar gal truputėlį atsakysim į jūsų klausimus, o paskui atskirai, jei norėsite, aptarsime skirtingus daiktus. Kaip tinkamai atsirinkti sargelį? Koska, kaip tinkamai sargelius renkam? Oi, senais laikais dar pats darydavau iš tų vadinamų nuotraukų. Tai droždavau kiekvieną vakarą pagal kiekvieną avižėlę. O dabar ne problema. Pasiėmė sargelius, pasiėmė avižų dydžius ir pagal lenkimą žiūri čia. Ypač pas Deividą Račkauską, čia va mano gamyba. Čia yra Koskos darytas sargelis. Šitas sargelis yra sudrožtas. Koska, kad ir sako, atsirenka, bet jis savo tikrai atsakingai sudrožė, čia jo dovanotas. Vėlgi saugomas, jo linkimas yra visiškai kitas. Čia kokie bus 2,6 mm avižai, manau. Ne, dėl pačių sargelio, žinai, pats žvejys pasidaro, žinai, jeigu reikia. Nu, Sargelio atsirinkimo privalumai, sakykime, reikia rinktis laikikliuką, kad būtų patogus uždėti ant meškerytės, pas Koską yra iš trintuko padarytas, latviškas laikiklis. Būna laikiklių kaip pas Deivį, čia kažkokia labai kieta guma. Irgi geras laikiklis susideda ir ant storesnės viršūnėlės. Svarbu, kad jis būtų nedidelis ir kad kuo mažiau už jo kabintųsi valas. Kitas dalykas sargelio yra skylė sargelį. Taigi turim Kosko sargelį. Viena skylė yra štai čia. Tuoj gal viršūnėlę meškerės parodysiu. Štai čia viena skylė, kita yra viršui. Tarp skylių didesnis tarpas todėl, kad valas gultų ant viso sargelio ir jis visai kitaip dirba. Jį visai kitaip lenkia. Tai šitas dalykas, dar Koska mačiau gumytę deda, kad nenukrisdinėtų į šoną valas. Taip, kaip ypač šala, valas sustingsta, krenta į šonus. Tai užspaudžia liuks. Aš nededu tokio dalyko, aš asmeniškai skylutę šitą, kuri prie pat trintuko pas Koską, aš ją patraukęs truputį į priekį, tai apsaugo nuo kritimo. Paskui sargelio svarbi labai dalis yra štai šis galiukas. Šis galiukas turi būti apvalintas. Apvalintas turi būti todėl, kad valas kaip nukrenta, kad nesikabintų ant kampučio ar neužlauždinėtų sargelį.
Tai yra gan svarbus dalykas, pats galiukas sargelio. Ir čiūčiu, kad biškai būtų didesnė kiaurymė, kad kaip šala, kad nestriktų. Taip, truputėlį didesnė. Paskui, kas dar? Sargelius renkamies, jeigu yra galimybė, būtų gerai, kad jis būtų kuo siauresnis. Taip jį mažiau įtakos įvairūs veiksmai, tokie kaip vėjo pūtimas, netaip tabaluos. Sargelių ilgį kiekvienas pagal save mes, manau, dažniausiai gaudom 6-8 cm. Patys einamiausi. Tai ir dėžutė čia yra turbūt 8 cm, tai iš mūsų gaudomų sargų, jie visi puikiai telpa į čia. Jeigu ešeriui 6, jeigu baltai 8. Nu ir nuo oro sąlygų, jeigu labai didelis vėjas, trumpinam į sargelius, gaudydami ir baltą žuvį, nes neina suprasti kibimo. Paskui, ką dar mes čia turime įdomesnio? Balalaikos. Balalaikos nejudintos iš Mongolijos. Avižas naudojam tekinto volframo. Netaip jų paprasta įsigyti. Ne visos, pas mane truputėlį kitokia, mažesnė nei pas Arūną. Ne visos avižos, kur jums šneka, kad ten tekinto gali būti ir pardavėjų triukai. Tikrai jos ne visos bus tekinto. Jose truputį kitaip yra skylės padarytos tekinto volframo avižose. Meškerytės pas mus yra tikrai davestos, subalansuotos, kad gerai dirbtų. Štai, pavyzdžiui, turime vidutinio dydžio avižą. Meškerytė atleidi, sukasi, viskas važiuoja. Jokių strigimų nei prie didelio šalčio nieko. Kas toliau? Toliau iš atributikos. Kas dar Simunkos, kas svarbu? Aš tai pasikeitęs iš originalių Michėjevos kutuvą juodų. Aha. Jo, va ta, į tas geltonas. Labai geri štiko oteliai geltoni. Tas linkis, šalčio nebijo, nesideformuoja, superinės. Tos juodos gan storos ir pakankamai sunkios. Paprasta plasmasė. Taip. Va Tomas, matau, rašo, kad Michėjevskų pjauna valas medžiagą, nes medžiaga gan minkšta. Tomai Michėjevskos buvo 2 rūšių, buvo lengvesnės ir sunkesnės. Sunkesnės tikrai nepjauna. O ta medžiaga, kur lengvesnė, tai Michėjevskoje nėra, o štai šitose matosi yra kembrikutis įkištas į skylę. Tai čia nėra sudėtinga, manau, tą dalyką pataisyti. Tai dėl to pjovimo šitos niekada nesipjauna. Dar Arūnas apžiūrės visas ir nei vienos neras, kur pasiim pjauti. Ne, dar Lisovskos tos turėjau, bet keletą. Čia dovanosim girti per uždarymą pasaulio čempionatą, tai dovanosim tas. Išbandęs daugelį balalaikų, tai kol nebuvo paimta į rankas Michėjevaskos, tai buvo gerai ir Lisovskos. Dar ten visokiausiai buvo, ten pirkdavom paprastas, mažindavom, lengvindavom, ten visokių būdo bairių. Ir dabar galiu, atėjo mano džiulė. O, gražuolį. Supranti, dabar Deividas Račkauskas išleido savo balalaikas, tai dar neteko čiupinėti, bet jau padovanojo. Su Deivuku tos balalaikos kaina bus apie 7 eurai pardavimas. Tai visai kapeikos. Jo, normali kaina, 2-3 pigesnė negu tos, kurias mes naudojam. Sargelio linkimas yra kiekvieno asmeninis reikalas, kadangi čia yra meškerytė iš pernai Mongolijos. Būtent su šia meškerį ir 2 dieną gaudžiau tą auksinę žuvį. Jo sargelis yra stipriai nulinkęs, perkrautas, nes buvo tikėtasi, kad gaudysim baltą žuvį, balta žuvis ėmė godžiau leidžiant. Tai todėl toks ir sargelis. Nors tą sargelį galima truputėlį koregavimus atlikti, sakykime, taip užlinkęs, sukant ranką, taip va meškerytę, kaip čia jums parodyti, taip va sukant va meškerytę, pasikeis sargelio kampas ir jo linkimas keisis. Štai. Turėtumėt matyti. Ir tikrai galima išdirbti tiek ešeriui, tiek, čia jau nuo įgūdžių bus šitas dalykas. Daugiau kas.
kad vietos daug užima Tomas, tai čia, nu ką padarysi, nu čia nuo to niekur nepabėgsi. Jas galima aišku ploninti, nes šlifuoti, mažinti, bet prarasta savo savybės. Žinokit, Aidas Šunta yra bandęs ją šlifuot, plonyt. Aš irgi bandęs. Tikrai yra neverta, nes jinai praranda absoliučiai visas savybės. Iš lengvėjimo beveik neatsiranda. Truputį tampa smagesnė, bet jinai tampa žymiai trapesnė. Jo, labai po sezono sutrupa visą gališnį. Tikrai, jinai, trapumas atsiranda. Tomai, jeigu tau mažesnių, sakykime, man irgi yra smagiau su mažesnėm, tai šitos yra mažesnės. Čia aš jas pats dažęs, lakavęs, jinai apdažyt, bet pats supranti, kad jų dagautai, tikrai, Deivio tos, aš kaip su Deiviu kalbėjau, jis atsiuntė man nuotraukas, tai Deivio tos, kurias jisai dabar išleis, pardavinės, bus va tokio dydžio, kaip šita. Nes palyginus su ta, kur turi Arūną, štai koks skirtumas tarp. Ritinėlio dydis tas pats, absoliučiai. Tai, Tai vis tiek teks patestuoti mums jas Deivido darbo, tai... Tai mes tikrai Deivido darbus mes visus testuojam. Tai visa, kas bus bloga po sezono, bus pataisyta. Tai... Tiek būna, ar medžiaga, ar puta ten minkštesnė, kietesnė, skyla, braižosi, vis tiek, kaip ir sudėžė. Balalaikų tikrai per tiek metų buvo vienos, gal Panevėžyjas buvo pradėję darytas apvalės, pačios pirmos, gavau gal 5 ar 10 balalaikų pabandyti, tai per pirmas varžybas visos taip suskilo, kad vėjas gabalus balalaikų pūtė per sektorių. Buvo per kieta puta, paskui turbūt gal pasitaisė, aš net nežinau, bet tos pačios pirmos buvo. Tai ir Deivio, mes protestuosim su Kosku. Taip, kaip ir testavom dėžės 3 metus, tai taip pat protestuosim ir balalaikas. Dėžės labai neblogai, šitokių kelionių dar va mačius ir vis tiek jinai, puikiai. Gaila, neturiu parodyti aš jo matilinių, nes paliko mongolam dovanų, bet Deivis prižadėjo, kad padarys. Matilinės turiu, galiu atnešti parodyti. Tai, dėžutės gan svarbu, kokios transportuojat matilius, kaip jos užsidarinės. Pabūkit biškėterį. Gerai, pabūsim, mes pabendrausim. Mantas Bernota, matau, prisijungė Mantukai. Tavo avižėlės labai saugau. Tikrai niekas jų negaus. Dar vienas dalykas galiu parodyti. Pavyzdžiui, gaudote avižėlę, pas mane visi kabliai yra lituojami, perlituojami dėl varžybų. Jeigu gaudot, tų kablių nelituojat, yra toks dalykas. 3000 švitrinis. Jis absoliučiai kaip skuduriukas, bet juo puikiai pasigalanda avižėlių kabliukai. Atitaiso smaigalį. Geros šeryklos, Tomai, tu turbūt kalbė apie šitas šeryklos, taip? Jo, čia didelė problema jas gauti. Tikrai didelė problema. Labai gerą šeriklą, tik turi vieną minusą. Nelabai gerai gaudyti su biriu jauku. Ir užšala tas užsektukas mažiukas. Mane užšala, aš laikau giliai kišenių. Kostiumas po varžybų būna ir skalbenkės kenčia. O, Arūnas rodo Deivio dėžutę, kuris mes... Yra 3 dydžių, maža, vidutinė ir didelė. Jeigu dėl skyriaus, tai būna netgi dar iš 2 dalių skyrius. Tai labai suprinės dėžutės jau biškai matė gyvenimo. Mongolijos šalčio, tai va. Koska, o kaip mes visi paliko mongolam dovanų, o tu parsivežė ją? Ką? Giliai buvo įkišta į tarbelę. Nuo kokio gilio gaudom ešerį, šeriam šeriklą ešerį gaudant. Tai priklauso nuo ešerio koncentracijos. Jeigu gaudom tą 1-2 ešeriukus, gali būti, kad mes šersime ir ant metro gilio, netgi galbūt 2 tą šeriklą. Čia priklauso nuo sąlygų. Bent jau va šitos šeryklos, kur prabangios, geros, kur neina gauti, turi labai didelį pliusą. Gaudant giliai, sakykime, ant 15, kaip aš gaudau 20 metrų gilio netgi. Galima dašerti eketę neištraukus valo.
jinai sunkiai ir gerai išbalansuota, tai aš numetu šonę meškerytę ir į tą pačią tiesiog ekite leidžiu šitą šėryklą ir jinai nesisuka keliama į viršų ir neužkabina valo. Tai kai man gaudant giliai ešerį, tai yra labai didelis pliusas. Nu, pas Arūną tokių gilių nėra ten kraštuose. Tai. Ne. Kai pašnekat apie dūsę, tai galvoju kosmosas. Atvažiuot turėsi. Su dalgiuku, palauk. Žiūrėk, atsimeni Mongoliją, kur gaudyta dalgė. Atsimenu. Žiūrėk, vyrut. Bet man patiko ten ragas. Opa. Gera. Žinai, ką tas pats vyrukas padarė ir atnešė, bet kai pas mane atneša, kad aš gaudyčiau dovanų, tai kai visada tokius dalykus saugau ir atsiranda taurių lentyno. Tai va, varysim gaudyti su dalgėm ešerių. Tas ledas tik biškai jau pradėjo stabdyti jau. Nu, pernai pala tokiu laiku jau buvo. Žinai, kaip koska, aš kaip pasižiūrėjau, kokios žuvys Amerikoje, sakykim, ir, nu, daugmaž vis tiek tokia mintis, kad reiks apie 0,10 valo, ta žuvis ten kitaip elgsis. Tai manau, net nereikia pervinioti tų valų, kas liko nuo Mongolijos. Nereikia, bet dar primės, koks vienas turas įvyksta Lietuvos čempo, o pas mane visi nauji valai numetu ir atgal reiks parsisukti. Nemanau, kad spėsim padaryti kažką tai Lietuvoje. Žiūrėjau prognozę į priekį. Tai... Kokias tu prognozės žiūrai, kad, nu... Tomas, kur atsinčia vėjo. Gaudant aktyviai, palauk, čia buvo įdomus klausimas. Gaudant aktyviai žiekėties dašerimą diktuoja žuvis, ar tai darote vis tiek reguliariai? Darom reguliariai, jeigu jaučiam, kad žuvies yra, išlaikiu šėrimo tempą, galima jos elgseną pakeisti. Galima ją davesti, kad jinai truputį aktyviau imtų ir greitesni kibimai būtų. Nu. Ką sako Mongolijoje, tai buvo periodiškai 5-7 minutės eketėjai. Pas laiminguosius. Taip. Pas tave buvo tai bicepsų ir tricepsų treniruoti. Žinok, Amerikoje, kai girdėjau ledas apie 5 comų bus, tai po Mongolijos jis kaip ir plonas, bet dirbant prie kompiuterio, kaip man žinai, tai biškai sudėtinga, tai nuo rugsėjo pabaigos pradėjau eiti sportuoti. Tai kaip nuvėjau į salę, sako, kokiu tikslu atėjai, sakau, nenoriu numesti svorio, nenoriu jokių raumenų, žuvaunu ir noriu ant ledo geriau jaustis, kad geriau judėti. Tai einu į kardio treniruotės, tai tas vyroti treneris įspūdingas, nes kada aš čia buvau pirmanį, tai iš 2 aukšto, jeigu nebūtų turėklų prie laiptų, būčiau nenulipęs. Tomas rašo, daug dievė, kad Amerikoje 15 comų būtų. Ledas. Ten jau dabar grėžia. Tekinto volframo avižėlių, kur galima nusipirkti. Nežinau, šiuo metu, nežinau, žinokit. Gali būti, kad Modestas kažką gali turėti, keletą dar. Pas Deivį buvo, bet irgi abejoju, gal pas Deivį. Pas Deivį musėt šiuo atveju ne. Ir aš taip galvoju. Ne visas bus volframas tekintas, kad... Pardavėjas gali sakyti, kad tekintas, bet jis ne visas būna tekintas. Palauk, dabar čia nespėjame skaityti komentarų. Kur gali? Čia palauk, kažkur tai buvo komentą. Kokį gerą graštą patartum, klausė. Graštus mes naudojam, jie yra kaip ir sport skaitytųsi tie, ne? Koska, kur jūs gaudot. Ja. Jūs kur gaudo, tai yra tas sport kraštas, tai štai jisai. Sakykime, štai šis, kur Šiauliuose gavom pasaulio čempionatą mes juos. Jis yra 10, prailgintas riegis. Čia yra spyna, atsilenkia, užsilenkia, gan neblogai laikantis. Aš dar juo nesu gręžęs eketė šitų kraštų. Labai gerai gręžia, tik tai, kad sunkokas.
Nu, koska jis po mano nėra sunkokas. Nes mano senukė Mora, kuri buvo balta, bet dabar jau raudona, po mano cirkų sektoriui, jinai tikrai yra sunkesnė. Jo yra galva ir yra peiliai. Tie peiliai yra visiškai kitokie nei visų grąžtų. Jie ne tik sferiniai, čia neišeis galbūt parodyti. Jų dar šitos vietos eina kaip sriegis suktas. Čia suveina beveik stačiai kampai. Tai jis truputį kitoks. Tai šitų grąžtų išgręžta tikrai ne 10 mekečių. Puikiai tarnauna. Tik sakau, perdažė, tai čia Rolfo idėja gera buvo, raudonai nudažė, kad jau nesuklystau čiupdamas ne savo. Čia žaliai nudažė, čia liko perdažyti, bet čia ir liko perdažyti. Tai... Klausimas, Arūnų Lietuvos čempionate ar dalyvausi? Taip, Lietuvos čempionate tikrai dalyvausiu. O galėtų ir čia nedalyvauti. O galėtų ir čia nedalyvauti. Šiaip tokiuose renginiuose aš visą laiką Lietuvoje dalyvauju, bet kas liečia... Jeigu bus Mora, tai aš manau, kad aš tai esu daug mokėjęs, nes tikrai vienas iš pirmų grąžtų buvo Lietuvoje pas mane. Tai tada litais mokėjau už jį gal kokius 700, jei nedaugiau. Dabar Mora, manau, kad iki 200 turbūt bus, ne? O tie kiti grąžtai, tai kažkas ten 60-80 eurų. Nu, iki 100 eurų grubiai. Bet grąžtai geriau netaupyti, ypač jeigu gaudot aktyviai ešį. Jeigu karščiai, ten su bet kuo įsigręšit, bet jeigu daug kečių gręžtai. Dar reikia pasirinkti, kad būtų po ranką. Ai, nu, man, pavyzdžiui, jau tinka po švediško, kai sukasi kitaip, žinai. Bet per kokias 4-5 žybas pripranti, bet man kaip dešiniarankiui tai tas paprastas geriausias. Ne tau kaip senam krienų insisenėja jau. Kur tu radai, kad sriegis taip suktųsi į tą pusę? Nu, ką darysi seno kirpimo karys? Ne, tai jo. Tai va, Lietuvos čempionate tikrai dalyvausiu, jeigu bus aišku ledas. Kokios firmos valus? Taigi apie valus. Mes naudojom ir Šiauliuose gaudėm. Šiauliuose dar buvo Arūnas gal dar su Stroftu biškį gaudė, mes jau gaudėm Kolmiko, Streamas. Mes jį naudojam, kad jis yra ganėtinai tvirtas. Random story reikalinga, sakykime, kai Lietuvos čempionate taip pat einamiausias mano storis yra 064. Jo privalumai žiemą, kad ir keičiasi oro sąlygos, jis ne taip limpa prie rankų, yra didelis pliusas gaudant ir jis nesipina, nelimpa pats prie savęs. Tai vienas iš didesnių pliusų, jo kietumas labai atitinka įvairias sąlygas. Na ir kažkaip naujienų per daug neieškom, mes įsirinkom, kuris mums tinka ir visa rinktinė turbūt man valus tuos pačius bendrai. Pas mus iš vis rinktinė po ledinės yra kažkas nerealaus. Buvo ir pykstančių, kad mes ten ledinė šeima vadinamės, tai jeigu Facebook'e suvestut grotažymę ledinė šeima, tai tikrai išmes viską, tik kur esam mes. Tai buvo pykstančių, bet mes ten antiek vieningi, kad man, nežinau, ar kur dar tai bus. Tai Koska pasirūpino pernai, kad šeima padidėtų. Taip. Ant visos Lietuvos buvo. Kada šerė matilio, kada džokerį. Jeigu gaudom ešerį, stambesnį ešerį, tai pagrindė visada šerė matilio. Džokerį naudojam kuojoms, plakiams visokiam. Jo, Tomai, tu Stroft naudoji, nes tu seniau konsultuodavaisi su jais ir jie pasakė, bet nesakė, kad pasikeitė jų. Koska juokėsi. Stroftas užtorintas, Stroftas kitaip užtorintas nei visi valainės. Tokio 004 valo nieks dar nematė kaip Strofto.
Nebandyk, Tomai Kolbiko. Pradėjai sustroftų, baig sustroftų. Pradėjai sustroftų ir baig sustroftų. Ir svarbiausia pasitrauk, kol žinomas, kai Micius sakė. Tik jis tai nepadarė, o Arūnas dar čia grasina, bet čia laikinai išauks. Ai, mėly, smagu taip nesuvei. Jau prieš tai prijuokiau, dabar vėl pradėjau juoktis. Tomui gyvenimą grajaunam. Čia daug kas nežino, tai yra Tomas Bagdžiūnas, kuris gyvena Norvegijoje, lietuvis, kuris gaudo už Norvegijos rinktinę, tai toks nušnipas. Konkretus šnipas. Jisai labai mėgsta vieną žurnalą, kur mūsų Modestas kiekvienam pasaulio čempionatį jam jį padovanoja. Tik gaila į Mongoliją pamiršo atsivežti. Jo, ir Mongolijoje nerado. Vieninteliai metai, kai pamiršo. Kaip gilmačiai, gilmačiai įvairiai pagal sąlygas. Tai tas gilmatis tai yra va šeriklėlės meškerė. Čia yra 0,55 fluorokarbono valas. Valo tikrai šeriklai neploninam. Visada jis būna storas, nes šeriklos ganėtinai brangios ir neina rast jų niekur. Tada eina pas mane sudėta yra kas metrą. Mums nėra svarbu, ar kas pusmetrį, ar kas metrą. Mums yra svarbiausia, kad pas mus visus būtų vienodai sumiruota, kad gavę iš trenerių žinias galėtum jomis pasinaudoti. O, geras klausimas, žiūrėk, Koska. Kokia nuomonė jūsų apie Jablonskio sargelius? Jo, gera šitą meškerytę, žinau, iš kur gavai. Pirmas dalykas, Jablonskio sargelių nėra. Jablonskis pardavinėja, perparduoda jums sargelius, jūs turbūt kalbate apie štai tokius, kur yra su šitu trintuku. Tai yra latviški sargeliai, Latvija juos gamina. Tai, Jonas tiesiog jais prekiauna. O taip, tai ką, geri sargeliai. Šiaip geri sargeliai, kas parduotuvėse, tai jie tikrai, jų yra neblogas lausanas ir gan geras yra tas, laikiklis tas trintuko. Labas, Kimantai, va dar vienas vyrukas, spiningavimo beveik Lietuvos čempionas, kitų metų spiningavimo rinktinės narys prisijungė. Jo. Šeriklą nurauta yra labai skausminga, nežinau, Sauliu, bet jeigu nuraučiau šitą paskutinę iš didžiųjų, kurie daug kur naudoju, tai nežinau, gal net narą samdyt apsimokėtų. Su magnetą ištrauktum. Kad nelips varis. O ten apačioj. Apačioj kažkoks tai lydinys sulietas, cino gal kažkokio. Gal ir limpa. Gal sakai tuoj. Oi, Koska, žiūrėk, dar vienas dalykas po akim užkliuvo. Atsimeni mongolų avižas, kokias mums davė. Ant taimėnių, kad vart paeiti. Tomai, palauk. Ne, šeryklos nepadovanosiu. To šeryklos tikrai nepadovanosiu. Arūnai, ar šiemet polinės žūklės varžybose? Tokį klausimą turėjom, Lietuvos čempionate dalyvaus, Amerikoje irgi dalyvaus. Ar ne, Arūnėlį? Tai kaipgi be brolio? Galėčiau mongolų avižas kažkam padovanoti, bet čia turbūt kas susima aviždrebiu, ne? Aviždrebiu būtų pats tas labai geros spalvos. Bet sunkios labai. Tai labai gerai, upiai, sroviai. Apie darbutą viskas pasibaigė ir buvo tikrai piktumų, bet nelindau į viešą erdvę ir nelysiu tą temą. Ar naujai vedusiu. Jo, jaunikis, ką dabar Koska apženinsim? Pala, kas čia pas mus dar senbernis? Žinai, ką, jei važiuos Tadas Turauskas, tai jį laikas būtų gal piešt po tangą. Taip.
Gal kokią amerikietį? Ne, jis turi mergaitę fainą. Tai turi, ai, tada ne. Bet suorganizuot pabandysim. Tada važiuosim pas jūs valgyti Alytų tą, kaip ten vadinasi? Bandų važiuosim Bandų, dzūkių. vo, bandų. Nepavadinai. Ne. Bus ledas, tikrai bus ledas. Aišku, bus, porą savaičių tikrai bus. Paulius juokėsi, kaip apie tada pakalbėjom. Pauliu, į vestuves ir tu nori, kiek supratau. Kokie valų storiai ir kiek milimetrų avižos pagrindė? Pas mane asmeniškai biškai būna grubiau nei pas visus su avižom. Nu ir pas Koską panašiai. Tokį mes įsiskiriam. Nuo Deivio, pavyzdžiui, stipriai skiriamės. Tai pas mane valas pagrindė būna 0,64, o avižos dydis apie 2,5, 2,65, 2,8 pas mane gali einamiausias būna. 2,2, 2,6, 2,7, ja, tokias avižas. Pauliukas rašo, kad pas tada vestuvėse už kunigą pabūt galės. Tai jau šiandien kažkas buvo užsiminę apie tai. Na, Arūnai pats lituoja avižas. Ne, Arūnas avižas tik tai lituotas gavo, kaip su mum pradėjo bendrauti. Aš kol Jakiūnas nepradėjo lituoti, pats įsilankstydavau. Aš atsimenu, žinau, kaip tada buvom Latvijoje mes 2016, nu dar mes ten kitą kaip buvom. Tai nusinešė į varinį, sako, tu iš kabliuką pakeisiu. Atneša, žiūriu ir nesuprantu, kas su juo padaryta. Tai su replėm išlankstė, sako, čia speciali forma. Aiktų. Einagu. Jo, avižos dydis priklauso nuo žuvies, nuo gaudimo sąlygų, nuo gylio, nuo žuvies aktyvumo pagrindė, tai kaip galandė avižas. Avižų kabliukus kaip galandų. Yra švitrinis, jis yra 3000, jo tikrai nėra lengva rast, jis absoliučiai švelnus. Paėmė avižą, kur čia kokia, kad biškai didesnė būtų, gal geriau matyti bus. Tai paėmėm avižą, štai aviža, originalus kabliukas jau matosi. Ir galandinimas vyksta braukiant į vieną pusę, tai nuo linkimo į smaigalį. Ir visą laiką, tai jau pabraukiant iš vienos pusės, iš kitos truputį. Tikrai aviža galandasi ir jeigu yra pats galiukas mikro palenkimą turi, jis prasilygina. Šitą dalyką aš ir metodė padarau. Metodo varžybose būna kabliukai irgi pagalandų, tikrai yra skirtumas didelis. Stambesnio švitrinio nebandykit, nes tikrai avižą sugadinsit. Kokiu jauku gaudė Mongolijoje? Mongolijos jaukai išvis įdomi tema. Skraidintis kaip ir nelabai galima tokio dalyko. Mongolai laukia mūsų su pasiūlymu jaukų, o mes atskridom su 260 kg jauko. Pats nesąmoningiausias dalykas, su kuriuo skridom, tai kad iš Lietuvos skraidinom jas molį į Mongoliją. Bet mums jo tikrai reikėjo. Baldų gamykloje tokio švitrinio jo yra, bet, pavyzdžiui, pas jūs yra, pas mane kaip Alytuje, jeigu tokio švitrinio, tai nebent pagal užsakymą gaunu aš. Tai, čia vėlgi turim Jakiūną, čia iš jo. Šitas švitrinis. Pas Auksarankį visko rasi. Jo, jis turi tokią dėžutę, negražią, pilną visko, tai mes pasinaudojam jį. Svarbiausia jį priprašyti, kad vieną avižą perlituotų ir tada visą vakarą jis jau iš ten neišeina, nes mūsų eilė greitai pasidaro. Taip, kas dar, kažkas klausimų turit? Gal Arūno norit paklausti? Paklauskit, kaip tapo pasaulio čempionu ar vėl kažką. O tarp kitko, palikau desertų į gruodžio 1 dieną. Per mano YouTube kanalą išeina video Ledinė šeima kaip tapo pasaulio čempionais ir kai mes viską nunešėm.
trečią, antrą ir pirmą asmenės vietas. Tai visi ten rašinėjo, kur finišas, tai ten biškai neužteko laiko išleista video, tai per vasarą gimė jisai ir išeis dabar gruodžio 1 dieną, sekmadienį 8 val. Ryto. Tai žiūrėkite mūsų pergalę ir kai mes ten šėlom. Šėlom, ne tas žodis ten šėlom, Koska. Žiauru. Žiauru, tikrai žiauru ten buvo. Bandžiau prikalbėti Leoną, kad jungtųsi prie mūsų. Bet jis kaip toks, tai jam gaila jo laiko buvo. Klausė Lietuvos čempė vienoje komandoje gaudys. Ne, Lietuvos čempė mes priešininkai, vienas kitam gerklę kanda. Nu, po patikrinimo karetrom pasidalinam, bet... Jo, peržengė zonos liniją, viskas. Klausė Vitalikas, kiek metų polinė sportė mes. Nu, senoli. Oi, senolis, 30 metų tikrai. Tai Arūnas 30, aš pradėjau gal buvo kokį 2.8 galėjo būti, nes pirmą kartą pasaulio čempionate buvau 2.11. Kelintą vietą jūs abu paėmė. Tai pernai vykusiam pasaulio čempionate Mongolijoje Arūnas Koska tapo pasaulio čempionu, iškovojęs aukso medalį, o aš iškovau sidabro medalį. O mūsų mielas draugas Leonas, kuris nenorėjo prisijungti. Tas, kur gaila. Tas, kur gaila, patapo 3. Kimantas rašo gerai, kad Koska bus, kad gaudys bus ekečių. Negaila, man negaila. Mano žuvies nieks nepagaus. Reikia gręžti sektoriui tiek, kad užtektų ir tau, ir visiems. Taip. Tik šert reikia biškai kitaip, kad ne visiems būtų. O Kimantas duoda. Tai Kimantas. Kimantai viskas gerai, bet ten komanda atsiveši šiemet tą savo draugą Kestą, tai tavo atsisveikinimo koncertas čia bus. Paliktų jį Tinsai. Oi, ne, šį metą Rolfas startuos už Tinsą, gana jau jam. Ai, taip. Inkarą kaip ir turėsit, viskas Kesto jums tada net nereikia. Kaip taktikuojate asmeninėse varžybose, pasidalinkit kokiom paslaptim. Koska gal ir išvažiuoja į varžybas, kurios vyksta asmeninės, aš asmeniškai niekada nevažiuoju tokias varžybas, esu važiavęs Gilutį, kaip darė žuklės klubas Taparas varžybas ir esu važiavęs Alytaus naujienos, kaip vykdavo. O taip, tai stengiuosi tik dalyvauti Lietuvos čempionate. Tai ir aš jau anksčiau važiuodavau ten kažkaip tarpusavį, kaip žaisdavom va tenais. Taip. Asmeninės, bet tai buvo labai senai. Tai ten... Ar bus šiemet? Darydavom varžybas ten, kur tvenkiniai žinomi. Tai ten tokia ir taktika, žinai tvenkinį, žinai viską, tai ten būdavo paprasta. Ar bus šiemet mėgėjų etapas čempionato kartu? Jeigu tik bus saugus ledas ir leis galimybės, tikrai darysim varžybas ir mėgėjams, kurios vyks mūsų čempionato metu, tai mes atsirinkinėsim į rinktinę, kovosim dėl patekimo, o jum padarysim šventę. Kas yra žvejys sportininkas? Tas, jeigu tu dažnai žuvauni namie, tavęs taip jau nemyli, kaip mylėjo dėl žvejybos, tai žinok, kad tu jau į kitą lygį po biškį pereini. Tai. Ne, tas, kuris iš ligonės pabėgęs. Dėl Latvijos, tai nežinau, kaip čia su tuo laiku, kaip tai pas jos ledas bus. Apie Latviją yra viena tema ten, negražu, kažkas negražiai yra įvykę ir pas jūs yra tokia pereinama didelė taurė, tai jeigu bus galimybės, tai šiemet mes, ledinė šeima, bandysim ją iškovoti. O Deivukas mūsų žino, ką su jie padaryti. Ne, čiut nepasakiau. Palik tai paslapty. Paliksiu paslapty. Jeigu mes ją laimim, tai paliksim paslapty. Jei mes laimim, tai pamatysit pas mūsų bratką.
Jei bus galimybės varysim, nes pernai buvo toks Mongolijoje kaip ir susitarimas, kad davai varomės tos taurės. Kas dar kokį klausimėlį? Visai čia smagiai tas laikas eina, valandą prabėgo, net nesijautė, ne? Jo. Kaip čia, kaip su Lietuva? Darom laivą čia pas mane, tai pabendraudami viską visi. Kitą laivą galim daryti pas tave. Be problemų. Galima peršerti aktyvų ešerį džokerių. Jeigu ešerys didelis, jis dažnai net nežiūrės į tą džokerį. Jeigu su šerykla nuleisi ant dugno džokerio su dideliu mateliu, tai daug yra šansų, kad ešerys atplaukęs išsirinks didelius tik tais. Kaip su ledu storiu kovojate Mongolijoje? Gal papildymus, ne. Aš kaip kariščius sportuoju, tai man tokio specialaus pasiruošimo nereikia, tik tai Artūrui reikėjo. Tai kur tau reiks, kaip dvi akėtės išgrįžė ir pasaulio čempionas? Per 3 valandas 18 kilų pagavo. O aš tik tai girdžiu tokį dalyką kaip stulpas ant 2 dzikų, ant 2 matėlių. Ima juodai, valandą 40 rankų nepakeliu, kliovo nematęs. Skiriasi avižos ešeriai ir baltai žuviai. Yra buvę istorijoje visokių dalykų, aš manau nieko jos nesiskiria, tiesiog baltai kabliukai yra plonesni, ešerių storesnius naudojam, avižų spalvom gal kas ir tik, aš asmeniškai ne. Dėžutė įvairių spalvų turiu avižų, todėl kad biškį įvairiau pačiam įdomiau, nes kelis metus gaudžiau vien tik tais auksuotom, auksinės spalvos avižom, pradėjus gaudyti kitokiom, tikrai rezultatai nepasikeitė. Netikiu aš spalva, pavyzdžiui. Taip, dar čia buvo, kodėl apie modulį kažkas buvo. Nebandote ešerio gaudyti, kaip Modestas žiemą gaudo gumom. Aš iš vis žiemą negaudau spiningėlių, man įdomiausia aviža, o Arūnas nežinau, ar gaudai gumom ešerių žiemą. Ne, aš bandžiau su tom be masaliniam. Ten gal kokias 5-6 žvejybas pabandžiau tais balansyrės blizgutėm, aš kaip jūs sakai, avižėlininkas iki kaulų gilumos, tai man ir nereikia. Apie gumas tai kosmosas, man ten išvis. Gumą tampyti po ledu, tai čia. Ne mano. Žiūrėk, tema. Antras batas, 3 kuopa, antras skyrius siunčia linkėjimus Koskai. O, mano kariai, šaunuoliai, stebit, užduokit klausimų, jeigu žvejai. Geriau neužduokit, nes atsijimsit kitą dieną. Ypač rytoj per kovinį šaudimą. Dar čia skaityta. Kunigaikštis pravedimas pagrindas. Pagrindą sudaro keli, manau, dalykai, tai yra pravedimas, valo storis ir avižos dydis. Tai yra pagrindiniai dalykai, iš ko susideda valinė žūklė avižėlė. Ir žuvies pakirtimas. Ar šviesa gali baidyti žuvį ir rinktis didesnį gylį? Įvairių sąlygų būna. Šiaip tai būna sąlygų, kaip kai kuriuose vandens telkiniuose būna skaidresnis ledas, saulėta diena, skaidrus vanduo. Jo, būna, kad žuvis truputėlį bijo šviesos, bet čia jau nuo sąlygų priklauso. Kažin dar likę tų simbolinių dovanų tiem, kas metė jums kaip į Mongoliją pinigus rinkot. Tikrai nežinau. Parašykit man asmeniškai, aš paklausiu pas mūsų modulį, gal jisai žinos arba pas Rolfą. Manau, kad dar bus kažkas likę, tikrai jei nelikę, tai jei prisidėjot, mes tikrai kažką tai sugalvosim. Kažkada buvo kalbėta apie konferenciją gyvai, kada jo sulauksime. Konferencija gyvai, kada Koska pas tave į svečius atvažiuoti, nes tu nevairuoji, tai aš atvažiuosiu. Tai pala, tada man reikia užsakyti ausis ir visą ten tą salę paimti. Tu paimsi salę, aš pakalbėsiu tada mūsų Modestą, Tadą, pakalbinsiu alytiškius ir visi atvažiuotum, paimtum vairuotoją.
padarysim laivą kitaip. O tai kada mes čia žadėjom tą konferenciją daryti, aš taip kažkaip tai neprimenu. Ne, nu, nori žmonės, kad padarytum laivą kartu būdami gyvai. Ai, visi, tai be problemų. Rasim laisvo laiko ir padarysim. Kaip susidėstys mintys apie išvyką į Ameriką, manau, susirinksim, padarysim laivą gyvai ir padiskutuosim tą temą. Kol kas neturim tikslių jokių žinių, tai negalim apie tai kalbėti. Arūna, kiek dienų žiemą praleidai ant ledo, tai aš žvėjoju 360 dienų per metus. Tik tau taip atrodo, svietai kitaip. Galima būtų prie progos po varžybų apžiūrėti, kaip atrodo profo meškerėlė. Žinoma, bet kada, jeigu mane matot treniruotėje arba varžybose, gali drąsiai po varžybų prieiti ar per treniruotę tikrai drąsiai parodysiu visą savo inventorių. Čia jokių paslapčių nėra. Pas mane taipogi ateina ir žvėjai, va, kaip savo žvėjoju ateina, paprašo, be problemų ateikit, parodysiu, padovanosiu gal. Buvo jau ta konferencija. Jo, buvo konferencija. Mes darėm, kada mes ją darėm, prieš Mongoliją gal darėm, ne? Kažkaip tai aš neatsimenu. Kokią žuvį gaudysim usą? Turime, jau yra internete, Facebook'e puslapis nurodytas oficialus, yra pateiktas vandens telkinys ir yra žuvys. Aš asmeniškai nei vienos iš tų žuvų nesugaudęs, tai dar bus gal kai kurias baisu ir rankas imti. Kokiom datom Amerika? Planuose yra, kad mes išskrendam sausio 28. Kol kas planai lyg buvo, kad skrisim 2 delegacijom, tai yra sportininkai ir treneriai išskrenda anksčiau, po savaitės atskris palaikymas mūsų koreguotojai. Ir tai buvo taip, o pats čempionatas, jei neklystu, tai 16 vasario berods, gaunasi 15-16. Kažkas, nu, va, tas savaitgalis. Mongolija per treniruotę kiek didžiausio svorio padarėte? 15 kg. Ne, buvo daugiau. Buvo, kai mes ėjom imituoti aplink sektorius, taigi nuvažiavo ant šoną patikrinti, kiek galima, tada Deivis po lygos ir Tadas, kad ten žiauru buvo. Ten ne 15. Tai čia jau per privalomas? Jo, kaip jie. Ne, klausė, kaip per treniruotės darėm. Arūnas. Daug masę žuviesi tenais, apie svorius net nežiūrėjom, tai gaudėm, kol pavargom. Ja, bet tai kaip įdomu dar būtų, ne, tai pagaudyti. Jeigu geras maistas ten būtų, važiuočiau dar kartą. Kokio svorio avižą rinktis gylyje iki 3 metrų. Priklauso, ką gaudot baltą žuvį ar ešeriuką, mes avižų nesvorius imamo jų diametrą milimetrais. Aš dėžutėj prie linijų avižų esu susirašęs. Štai va matosi 1,8, 2 mm, 2,2, 2,15. Tai iki 3 metrų, tai manau kokia 2,3, 2,5 mm. Pilnai tokios užtenka. Koska kaip Norfin britkelnės? Matė, kad tu naudoji, žmogus klausė. Ką galiu pasakyti, buvau nusipirkęs prieš 2 metus, tai jų nesaugojau, vaikščiau visur, braidžiau po brūzgynus, tai man jos netlaikė sezoną. Tai jas išmečiau, dabar nusipirkau tik braidimui. Tai iš sezono atbraidžiau, po kol kas visas tvarkoj. Jos matyt ant tiek lepios bijo brūzgynų, bijo šakų, atbraidimui tinka gerai. Kadangi aš čia nedarau jokios komercijos, tai galiu pasakyti, aš kokias naudojau ir, turėjau įvairių, turėjau ir Simsus įvairių. Paskui parsisiunčiau, yra tokios Taimen britkelnės. Žinai, tu koskelą gal? Taimen. Tai turėjau vieną modelį, tai intensyviai naudojant atlaikė 3 metus. Bet tikrai tada imdavau atostogas, 30 žuklių ant lašišų darydavau per rudenį. Droždavau šias ten be proto. Ir dabar mažiau gaudau lašišas,
tas britkelnes nusipirkau važiuodamas į Švediją į kalnus. Tai nežinau, 4 metai taip neintensyvaus naudojimo jos dar gyvos. Tai aš tikrai esu jom patenkytas. Aš nežinau, gal kokias 3 rūšis tų britkelnių išbandęs, tai Stebuklų nėra. nėra. Panašu, kad didžioji dalis gali būti, kad ten pat gaminamos, tai pagal užsakymą gamyklą. Nes labai panašiai. Sveikas, Kostai. Nu ką, jau puzlių prašo. Oi, ne taip ir sunku jaunystę atsiminti. Tai va, kas daugiau kokių klausimų? Ar klubas Beluga turės naujų veidų čempionate šiemet? Taip, turės, tikrai turės. Turės ir netgi tai įsisenėjus mūsų komanda pirmoji turės pasikeitimų sudėti. Žmonės jau, jeigu dar kažkas norės prisijungti, rašykit man, bet šiuo metu yra ten pas mus berods 12 žmonių, kurie šiemet startuos polinės žūklės čempionate. Tai 2 komandos? Bus 2. Čia ir tai dar yra čia planų biškį. Ar žmonos vis dar išleidžia žuvauti? Mes nesakom, matęs, kur šitas lietuviška komedija yra klasės susitikimas, ten gal berniukai sugrįžt. Kaip šoka vynas per balkoną bėgo, moteriškė rėkia, sako, tu tikrai durnas. Tai mes taip pačiai varžybas varom. Arūnas, tai tavęs jau nebebus. Kur nebebus? Būsiu aš čia visada. Račkauskas siūlė jiems važiuoti į Suomijos šiaurę. Bent jau aš tai nekalbėjau tą temą su Deivuku, nežinau, aš ir nevažiuočiau. Suomijoje esu buvęs už Laplandijos plaukęs Baidare, tai Suomijoje man nepatiko. Žuvies kur kas yra mažiau negu kad Švedijos šiaurėje, tai mano jeigu į kalnus, tai tik į Švediją važiuočiau. Tomas klausė, žiūrėk, nu, jis jau nori jaunesnių pas... Tomai, yra pavyzdžiui, dar paimkim tas, kur pas mane atėjo Mantas Bernota. Nėra senas, jis atėjo ir iš karto matėsi, kad gali daryti rezultatą, pernai Kavalys, ne Kavalijos ir ne beros 3 liko. Stipriai dirbantis ir matėsi, kad tinka gaudyti tiek feederį, tiek poledinėje, tai šiemet aš Rolfo paprašiau, kad priimtų į komandą, jis gaudė Užtinsos komandą. Po 2 turų feederio Lietuvos čempionate jisai buvo 1 numeriu ėjo, 3 biškį nepasisekė ir šį sezoną feederio Lietuvos čempionate pabaigė 3 numeriu. Tai tikrai stiprus, tikrai judesiai viskas tinka ir žiemai, ir vasarai. Kieša Lietuvos čempionatuose tikrai dalyvausiu, o kas liečia pasaulio, tai gal trenerių štabas. O gal kažkas ir pasikeis. Treneris šitas gerai, nes toks gurmanas maistą reguliuot galės, nes jam tie arkliai visokie ir avys tai nelabai prie širdies. Jau Bulgarija buvo baisu, kas liečia Mongoliją, tai... Ir dabar vienas rašo, antras buvo, jei neklystu, kartu su juo buvau mėgėjuose bandžiau. Mantas Bernota pernai startavo su manim ir jis gaudė nemėgėjuose, jis gaudė jau su mum. Jo, Mantelis geras, tikrai geras vyrukas ir daug darbo įdeda ir tikrai nedaug žmonių išlenda, kad pamatyta ir žinota, kad jis gali gaudyti. Koska turi radiją, pavyzdžiui. Nežinau, kaip ten pas juos, bet... Su radija atskira kalba. Ar jau turit himną šiems metams? Nu, šmėklą gal stumsim į šalį. Beje, Koskelą važiuojam Kauną į Karališkos erdvės koncertą 7 dieną. Nevarysi? Blemba, reikia pasidėlioti, žiūrėti. Ten gal naują hitą, kokį naują himną komandai rasim tada.
Turiu pas tave kuopoj kareivį, reperį, tai duosiu užduotį. Davai, ir įrašyk, kai būsit kokiam bunkerį. Ar turit gerų balaikų pardavime? Ne, neturiu. Iš karto galiu pasakyti, šitas laivas pabendrauti, supažindinti su įranga, atsakyti jūsų klausimus. Pardavime neturiu absoliučiai nieko, kas yra skirtas sportiniai poliniai žūklai. Ateityje gal turėsiu balaikų, Deivis, jeigu pradės gamyti, tai tikrai iš jo pasiimsiu, bet dabar tai nieko. Tomai, kas liečia patį sunkiausią pasaulio čempionatą, tai turbūt Bulgarija. Ne taip, kad sunkiausia, tokios sąlygos buvo. Pati žvejyba tai nieko, bet sąlygos, kas liečia ant ledo užeiti, tai sniego iki pažastų, po sniegų vanduo, ledas 50 cm, judėjimas, kosmosas. Vitalikas, Deivio sargelių pardavime? Ne, neturiu. Neturiu pardavime. Pernai, kas rašė man, tai bent jau savo komandą, tai tikrai su Deiviu pakalbėjau, aprūpinau sargeliais, kam reikėjo. O taip, ne, neturiu. Iš vis tengiuosi kuo mažiau turėti žieminės žūklės, nes čia su mūsų žūklėm, tai čia kažkokia ledais, tai nesąmonė yra žieminė prekyba. Nes neaišku, ar bus... Kokius naudoju čia, palauk, apie sargelius, arba laikas, ar ką čia. Mantukas. Ar bandai su lobziku gaudyti? Ar jie geriau nei balaikos? Nieko ten geriau. Aš parsivežiau iš Suomijos, taip ir guli pas mane egzempliorius. Aš net neturiu, bet ir tikrai gulėtų jis pas mane. Taip, tai sargeliai, Deivuko sargeliai. Štai Deivuko sargelis. Laikikliukas, kažkokios kietos, gan kietos gumos. Labai neblogi sargeliai. Apvalintas viršus, kas yra gan svarbu. Gražiai linksta, viskas padaryta tikrai teisingai, nėra brangu. Jo, taurės mano laimėtos. Truputį pasuksiu kamerą. Oi, Hebrytė, kas liečia taurės, kaip tik galima pasižiūrėti. Tai palauk, aš parodau dabar, o paskui tu parodysi, gerai? Gerai. Oi, apsuku kamerą. Taip, turime netvarkingą palangę. Čia yra tie visokie spiningavimo žetonų, kokių čia tik nėra. Čia tada turim FIPSO. Kai gauni medalį, tai būna ir diplomas. Turiu už sporto laimėjimus medalis iš sporto komiteto, prezidentės padėka už sporto pasiekimus Lietuvos garsinimą. Dar vieną turiu namie tokią. Ir turiu dabar, štai, pradedam nuo čia. Taurių įvairių yra ir tokių nesąmonių. Mazgės atvirukas, kur oro uoste, kai parskridom, kur laukia indėtas. Alaus butelis, spiningistai parvežę iš pasaulio čempionato, kai važiavo. Taip, čia turim tokių įdomesnių, bet čia taurės taurėm. Štai patys svarbiausi gyvenimo žetonai kabo. Tada yra, dar turiu va tokią koską statulėlę, tokios tikrai tu neturi iš FIPSO gavęs. Taip, tada čia įvairios žuvys, pavadėlinė metodė laimėta. Žiedą atsimeni šitą? Turiu dar. Turiu ir aš. Taip, kur tu karpį va šiemet su žvybos reikmenimis su Edgaru dalyvavau. Taip, taurės. Lapukas įdėtas tarp medalių, kur antrą dieną po svėrimo gavom. Tai va, tas įspūdingas 24 kečių svoris. Nesąmonė pati skaudžiausia. Kepurė iš metodo pasaulio čempionato rinktinės. Kepurė ukrainiečių su rinktinės parašais. Vėliavėlės. Na ir viršuje biškį didesnės taurės, kurios netilpo apačioje. Tai yra iš svarbesnių, sakykime, štai iš Mongolijos, iš Lietuvos. Kas laimėjo zoną, gavo pasaulio čempionato. Dar keletas yra ir kitoj vietoj, bet tos taurės. Svarbiausia yra čia tie medaliai mūsų, kurie kabo keli.
Nu, Gerai, kad turi tokias didelės patalpas, girdi. Gerai, žinok, taip pat susideda, bet iš kitos pusės labai renka dulkes įvairias ir Aš jau pas dukras kambaryje jau sudėliojęs, tai šiaip nepasiruošę, žinai, bet jeigu tai prabėgti, tai visi galai prikaišyti. Tai pusė už veteranus. Tai jo dabar jau šiais metais galės jau varyti ir už veteranus. Žinai, ką šiemet bus įdomus veteranai, Mindė ieško ateina. Jo. Veteranai bus kaip Lietuvos čempas. Gerai. Gerai, jo. Veteranų būtinai reikia, bet veteranai gerai. Kai pernai buvo Dzūkijoje, tai biškai galėjau dasidėti, padėti, žinai, viską daryti. Šiaip būtų gerai gal, kad ir šiemet, nes darančių ten nelabai būna. Biškai žvejų daugiau, nes šiandien tie visi kontautai Alytuje lėkia, Paškauskas. Tų veteranų nėra tiek daug, kad dalyvautų. Nu, dar bus daugiau. Jau žilgo. Gretos vis didėja. Jo, vitrinų taurėm reiks dar ar nereiks? Reiks, aišku. Toks jau mūsų tas gyvenimo būdas, mes, pas mus žūklė yra kitam lygiai, pas daugumą gal. Veteranai jau netai baliavoja kaip. Baliai būna, čia yra porai skirtinių klubų, kur baliai būna kito lygio. Jo, dovanų duosiu štai šią balaiką, jinai visą laiką stovėjo pas mane tarp taurių. Čia yra rankų darbo, Michėjevska balaika. Laiminga jį gali išrinks, kaip čia padaryti, kad koska bus paskui, kai į pabaigą baigsim, tai atsidarysi mano postas, kur kad... Tai mūsų moderatorius negali padaryti, jis ten geriau specialistas sugeba. Ai, Vitalijus jis ten jau viską žino. Jis gal pas tuos kaimynus nuvėjo, kur šūviai buvo. Dar mačiau, yra pasijungęs, gal dar, žinai, tas vėgrės. Vitalijau, kaip mums padaryti loteriją, išrinkti vieną laimingą iš tai balaikai. Dar taip pasižiūrėjau, kad ir valų dar iš Mongolijos pusėje dėžės, tai aš ją gal ir susuksiu, uždėsiu sargelį, užrišiu avižą. Vitalijau, trauk žuvį. Jis Kostai jau, tu pasižiūrėjau, kad jis pas Agnę nebūtų. Va, pasijungė Vitalijus. Labai bendravo, mačiau. Ai, va, Vitalijus. Yra. Vitalijau, ar gali iš to, kur žmonės rašė, noriu išrinkti vieną žmogų? Aišku, tau šansų kaip ir nėra daug, bet tada jau... Nes mačiau ir jisai ten nori. Tai. Agniai žuvį traukė. Ne, Kostai, Vitalijus merginų nemuša. Nuleido. Kur buvo ta įmetę kokia vėgėlė, kur sulaužė ten tą botagą. Ai, tata, taigi atsimeni, kai jis feederį gaudydavo. Nerašykit čia noriu, nes ten yra po kitų postų ir jau prirašę žmonės tikrai. Vitalijus išrinks vieną žmogų. Jinai pas mane kelis metus stovėjo tarp taurių. Ją padovanoju, o į tą vietą įdėsiu štai šitą balalaiką surištą, su išskirtinė aviža. Įdėsiu į tą vietą, jinai čia tokis kaip ir mano talismanas, stovės ten, kol keliausim į Ameriką. Amerikoje ji tikrai bus pas mane dėžė ir paskui grįš atgal į taurės. A ne, Koska? Taip. Ja. Kaip ir va, toj parodysiu, dar vieną keliauja visą laiką. Man pačiam išrinkti. Šita irgi gera, ta senokė. Gera irgi. Rašo. Ne, tegul išrenka, mes pabendraudam, tegul išrenka vieną žmogų. Padovanosim ją, surišim, išsiųsiu. O Koska ant šitos, tai Amerikoje reikės vieno dalyko, jo trūksta. Parašo. Jo, nes
Kas antrą sekmadienį išrinko. Gerai, susirasim, gal jeigu žiūro live. Jau viskas, ne, savęs nerink, Vitalijau, aš tau kažką ir taip padovanosiu, kad tu išrinkai tą nugalėtoją. Tai bus kas antrą sekmadienį pavadinimu, gal čia tokio aš kiek supratau. Tai. Jei žiūro aš tą laivą, parašyk man asmeniškai, jei ne, pabandysiu surasti, aš tau parašysiu. Tikiuosi į geras rankas išvažiuosinai, nes jų dagavimai tikrai keičiasi. O jaukai ne, bus pas visus vienodi, nes neleidžia jaukint. Iš vis... Specialių kažkokių tai masalų ir gaudys ant jų. Žinai, da, kai pažiūrėjau jų puslapį, tai tų specialių užrašyta 24 vienetai. Taip. Tai aš net pagalvojau, kaip čia pripratę ant kaklo indelis, meti čia žiupsniais viską, kur juos laikyto, jai pamesi. Tai va. Ir svarbiausia, tie visos atraižos neturi būti šalia kėtės. Turi būti švarė kėtė. Ne koska, bet tų spalvotų žuvų nei aš, nei tu nekepęs da būsim. Ne, krapį reikės pasikepti. Na. Viskas gal. Ačiū tau, Koskuli, už šitą, kad palaikai kompaniją, pabendravom, smagu matyt buvo. Broli mielas visada. Kita, jeigu turėsi kokių minčių, norėsi padaryti laivą, pasiekit visi Koską. Kitą kartą, jei galvosi daryti, paranešk keliom dienom prieš, atvažiuosiu pas tave. Padarysim taip kitaip truputėlį. Gerai? Pirmiausia, padarysim bendrą video. Gerai. Varom. Tai kada tave čia paimt? Nu, matysim. Pasidzvanysim. Suprantau. Tvarkoj tada. Ačiū visiems, kas buvot prisijungę. Padiskutavom. Viskas. Gero vakaro. Rinksime kitą dieną, kitai savaitai temą. Viskas. Iki visiems. Davai, bratka. Iki.